Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda Gėlė Baltijos keliui. Tai vienas tradicinių renginių Panevėžyje skirtų Baltijos keliui atminti. 15 metus iš eilės mūsų bibliotekoje vyksta kardelių paroda. Šiemet ir jau keli metai prieš mes ją pavadinom skiriam Baltijos kelio atminimui, Baltijos kelio dienai paminėti. Tai ir sukvietėm augintojus iš visos Lietuvos į Panevėžį pristatyti savo užaugintų gėlių, tiek kardelių bei jurginų. Šiemet mes pristatom 6 augintojų kardelius ir jurginus, tai yra mūsų šios parodos pradininko Alfonso Žoboko atminimo gėlės, tai vat čia už nugaros. Taip pat yra atvykus ponia iš Rokiškio, turime augintojus iš Marijampolės, Kalvarijos, taip pat yra Šiaulių botanikos sodas ir Panevėžio rajono augintojai. Selekcininkė Danutė Simanaitienė sako, kad nėra praleidusi nei vienos parodos. Atsivežiau 30 veislių jurginų, kardelių nei vieno, kadangi sausra padarė savo juodą darbą, jie nepražydo. Pats prasčiausias iš visų sezonų pavasaris vėlyvas, šaltas, po to sausros, pas mus Marijampolė išvis mes kenčiam nuo sausros lietaus, aplinkui lyja, pas mus ne. Šalia kaime kitam lyja, pas mus nors imk ir prisitrauk tą debesėlį, bet nieko, viskas džiūsta, viskas negražu. Pasak vyresniosios botaninių kolekcijų kuratorės Žydrūnės Valainytės, visoms gėlėms reikia meilės ir atsidavimo, laiku pastebėti ligas ir kenkėjus. Gėlės yra tikrai įnoringos, labai gražios, taip, turinčios daug sentimentų, bet auginti yra nelengva. Šiandieną mes atsivežėme mūsų šiauliečio selekcininko Silvestro Ramanausko kardelius. Nuo 2021 metų šiuos kardelius perdavė globoti ir puoselėti mūsų botanikos sodui Šiaulių akademijos. Ir auginame jų apie 80 veislių. Bet šiemet dėl nedėkingų aplinkos sąlygų mums jų pražydo šiek tiek mažėliau. Tai atvežėme kažkur apie 12 skirtingų veislių. Gėlių ekspoziciją bibliotekoje galima apžiūrėti iki rugpjūčio 26 dienos.